Mes į viską žiūrim ir stengiame žmogų pakreipti, jam su juo pasidalinti, kad viskas, kas įvyksta jo gyvenime, dėl to, dėl ko jis atvyko pas mus, kaip pas gydytojas, turi gilią prasme ir kad mes padėsime po truputuką žingsnis po žingsnio atrakinti dureles ir padėti jam atrasti, kągi nori jam pasakyti gyvenimas per ligą, per sutrikimą, per nesėkmę, per kažkokį tai įvykį ir taip toliau. Todėl, kad baigę būtent medicinos akademiją, mes ir pajutome, kad vis tik tai mums neužtenka vien tik tai fizinio kūno koregavimo. Mes norime suprasti tai, kodėl fizinis kūnas kalba ir kodėl jis rodo per ligą vieną ar kitą sutrikimą. Todėl šiam momentui galiu pasakyti, kad mūsų darbe yra taikoma šie gydymo metodai, ištyrimo metodai. Aišku, mūsų dažnai klausia, tai kaip jūs tiriate? Dabartiniu metu, kada mes jau apie 5 gerus metus su Edita darbavomės ir tyrėme kompiuteriu, buvo tokia programa, dabartiniu metu mes ją padėjome į šalį ir mums tikrai labai daug informacijos duoda. Paprasčiausiai pokalbis su žmogumi, tam tikri klausimai, kurie būna labai specifiniai pagal tas programas, kurias dirbam. Todėl lotoso medicina ir parinkimas tam tikros individualios metodikos, kaip žmogui sustatyti sveikatos programą. Gyvenimo džiugesio programą. Tiesiog tą jo naujo gyvenimo atradimo programą. Tai yra viena sritis, kurią naudojamės. Toliau, kadangi remiamės psichologinę gelmę, lygų metafiziką, tai čia ir astrologinės žinios eina, ir medicininės astrologijos, evoliucinės astrologijos, ir kaip homeopatai taip pat. Per tai irgi yra tam tikra didžiulė gelmė psichologijos, nes homeopatinių preparatų yra tūkstančiai ir kiekvienas preparatas, kad jį žmogui paskirti, kad jis duotų restartą jo sveikatos pagerėjime, mes turime daugelį išklausti jo subtilių asmeninių niuansų, jo charakterio, jo įpročių. Todėl mums labai svarbu, kur skauda, ar dešiniai pusė, ar kairiai, kada skauda, ką jis mėgsta valgyti ir taip toliau, kokie jo įpročiai, nes viskas tas po to programoje sveikatos atsiliepia. Labai erdvę plačiai skleisime savo darbę muzikos terapiją. Dabartiniu metu jau tobulinam paskutinį taškai apie ištyrimą garsu. Reiškia, žmogus ateina, ekspres diagnostika, jis pasako 5-6 garsus, A, J, O, ir mes tai matome su kompiuterinė programa organų pjūvius, tam tikrą reiškia tokius impulsinius pakitimus, kurie po to padeda užvesti ant kelio, kad reiktų tą sritį pažiūrėti, tą sritį, kūniškai pažiūrėti ir iš karto ką reiktų psichologiškai. Ir sielos gelmė ir charakterį keisti, kad tą organą padėtų sustiprinti. Tai kodėl tas ar tas organas serga ir kodėl taip yra. Tai toliau, ką naudojam iš gydymo būdų ir po diagnostikos. Diagnostika iš plauko, labai individuali, ten randame pagal 25 mikroelementus, ko žmogui tikrai reikia, ko žmogui tikrai trūksta, kokie mikroelementai jo organizme užsilaiko, kurie greičiau išeina. Pagal tai mes jau galime sustatyti labai individualią programą žmogaus organizmui. Todėl tai labai padeda. Ir po to, aišku, po šito tyrimo, taip pat po visų tyrimų ir pokalbių duodami namų darbai. Duodami būtinai namų darbai, todėl, žinot, pats sunkiausias ir kartu ir įdomiausias klausimas ir kartu jau tas nusibodęs, tai yra, ar man tikrai paties Pankovo kinė, gydant glaukomą, kataraktą, imuninės sistemos silpnumą, pavyzdžiui, šviesos terapijos šis, ar man tikrai pagerės mikroelementus vartojant. Taip, tikrai, jeigu geranoriškai žmogus ir aktyviai dalyvaus savo sveikatos kūrime. Jisai darys tos namų darbus, kuriuos mes šiam momentui matysim ir jam nurodysim, atversime vartus, kas kuria sveikatą, ką reiks keisti. Ir tiesiog atskleisti paprasčiausius dalykus, kurių didelė dalis žmonių nesuvokia, kad tai kuria jų sveikatą, kad tai kuria jų gerbuvį, kad tai kuria jų pilnatvę. Ir tie namų darbai yra paprasti ir kartu, manau, sudėtingi. Tai yra savistaba, stebėti save, savo reakcijas ir ne vien tik fizinės, bet savo vidinės. Toliau yra, kaip aš bendrauju pats su savimi, kiek aš turiu kaukių, ar aš esu natūralus su kitais, kaip aš elgiuosi su kitais, ar aš geraširtis.
Ir taip toliau, ieško, čia yra visur vidinis darbas, žmogų nukreipti. Paskui ten pagal ligą sutrikimą tai specializuojasi labai klausimai ir jie palengvėja, todėl kad kiekviena liga duoda paskui mums aiškesnį klausimą, kurį galime užduoti žmogui ir duoti namų darbą. Labai svarbus momentas sveikatos kūrime yra darbas. Labai svarbus momentas. Reiškia, ką žmogus, kokią veiklą jis užsijama. Ir kaip jisai ją atlieka. Tai labai svarbu jo sveikatai. Ar tas darbas, kurį jis daro, tai yra vien tik tai tam, kad jisai užsidirbtų lituką, ar tam, kad jisai kūrybiškai išreikštų save ir kad jis tą darbą darydamas būtent geriausiai gali save išreikšti ir atiduoti tai, ką jis turi. Nes čia darbas yra vienas iš pagrindinių dėsnių, kuriam mes visi paklūstam. Tai yra gyvenimo dėsnis, kad atėję į šitą žemę, nori, nenori, mes turime atiduoti savo energiją. Taip? Tada mes vis tiek pastoviai ją gaudami, mes turime ją atiduoti. Ir iš čia vyksta tie energetiniai mainai. Todėl darbas 8, 9 ir ilgiau valandų, kada išbūname darbe, čia ir kraunasi būtent mūsų ar sveikata, gerbuvis, vidinė pusiausvyra ir mūsų tiek fizinis, tiek vidinis grožis. Ar čia būtent nuteka didžiulė energija ir žmogus būtent tą darbą daro labai, kaip sakyti, nepilnavertiškai išsiskleidęs. Todėl šitie momentai yra labai svarbus ir viskas tai irgi kuria sveikatą. Todėl, kad žmogui yra keista, jeigu jis ateina, pavyzdžiui, su stuburo problemom ir jeigu tikrai pirmiausia klausi, jo, kaip tavo gyvenimo šis, ar tu tikrai darai tai, ką tu nori daryti, ar tu pasirinkai specialybę ir darai tai, ką tau pasiūlė kiti, tėvai, artimieji, giminės. Todėl visi šitie momentai labai svarbus. Tai va, maždaug viską taip apibėgau šitus, toliau mes teisingai įnešiam naują gydymo būdą Hopi žvakių terapija. Tame matau vėl didžiulę prasmę, tai yra bičių vaško žvakės, jos yra įstatomos į ausį ir yra rami graži procedūra padaroma maždaug po 10-15 minučių kiekvienai per ausies landą ir tai yra ne tik imuninės sistemos moduliavimas, tai yra ne tik sinusito slogos gydymas, tai ne tik galvos skausmų ir blogesnio mąstymo ar dėmesio koncentracijos trūkumo gydymui, bet tai yra ir energetinio lauko apvalymui, tai yra minčių apvalymui ir šitas metodas tikrai džiaugiamės, kad įtraukėme, nes vėl remdamosis šita gelme, nuostabia mūsų Žemelės, Saulės sistemos visa erdvė, mes suvokiam, kokios gydymo būdai labiausiai turės įtaką ir labiausiai padės atrakinti žmogui sveikatos gelmę. Ir kadangi žinodamos astrologiškai, astronomiškai, kad dabartiniu metu labai aktyvi žuvytė zona, todėl, kaip matote, kas pasipylė, pėdos, per pėdas detoksikacija, taip toliau, nes čia yra didžiulė planeta, irgi Uranas dabar jau išeis į kitą ženklą, bet per tai užsiveda ir kažkodėl irgi į pasaulį pradeda gydyti labiau per vieną ar kitą zoną. O dabartiniu metu repeticiją turėjom jau vasarą ir vėl dabar pavasarį labai bus aktyvi avino zona, o tai yra galvos zona. Todėl vėl suvokiam, kad per tai galėsime žmonėm padėti atrakinti sveikatos gelmes, padėti žmonėm būtent naujai pažvelgti į save. Na, aišku, avino zona yra galva. Tai va, čia yra kartu ir mąstymas, čia yra kartu ir mūsų sąmonės reiškia erdvė. Todėl renkamės tos būdus, tai Hopi žvakės, ką sakiau, Pankovo akiniai šviesos spalvų terapija per akis, hipofizė, epifizė, nes dabartiniu metu įvertinant tai, kad mes labai žmonija žengia sparčiai į materinio įsivystymo, į mūsų gerbuvio, to fizinio gerbuvio keliu, tikrai sveikatai, kad pasireikšti, matome, kad vis tiek dar reikia daugiau tartum pastangų. Daug kas gerėja, bet to išsibalansavimo tiek energetinio, tiek vidinio tikrai labai daug. Todėl ir mes ieškome visų tų kelių, kurie padės žmogui jaustis gyvybiškam, pilnam galios, tiesiog pusiausvyroje, kad žmogus sugebėtų. Mes norime žmogui padovanoti raktus, kad jis turėtų, esant bet kokiai situacijai, atstatyti savo vidinę ašį, savo vidinį aš, savo pusiausvyrą. Todėl mes orientuojamės jokių būdų ne kova su liga. Mūsų akcentas yra kurti sveikatą,
visapusiška. Reiškia sielos, dvasios, kūno lydinys, tai yra esminiai momentai, kuriuos atskleidžiam savo pacientui. Per čia, kaip jūs sakau, pasitikėjimas, atsakomybė, prisiėmimas atsakomybės. Kaip be nori, bet visus turiu nukreipti ir žmonės, noriu pasakyti, kad savidisciplina reiškia kartu su optimizmu, kartu su džiugesio. Toliau savęs, kaip sakiau, kontrolė, darbštumas, pareigingumas, punktualumas, laiko gerbimas. Tai yra būtina, be ko neįmanoma sukurti sveikatos, sukurti savo gerbuvio, nes tikriausiai, ką jau pastebėjot, kad dabartiniu metu tikrai laikas tikrai kažkaip bėga visai kitaip. Ir didžiausia vertybė, ką mes turime, tai laiką, todėl reikia mums išmokti jį kurti. Sustabdyti tartum ir tikrai tai pavyksta. Gal jau daugelis iš jūsų, nes mes ir su mano kolegė Edita, bendramintė, bendražygė, kai pastebim, būna dienų, kad mes atrodo savaitės darbus padarom. Tikrai, per vieną dieną, tiesiog kitos dienos žiek išslysta, kaip tas smėlis ar vanduo prabėga pro rankas. Ir atrodo negalėjai sustabdyti šią dieną, todėl galima tai stengtis ir ieškoti ir tikrai to mokintis. Nes kada ateina, aišku, žmogus ir žinodama dėsnius, kad šitoj žemėj mes ateiname visi kaip sielos mokintis, šlifuoti, atrasti, išreikšti, kurti. Todėl viskas, kas vyksta, yra tam, kad parodyti, kad viskas turi prasmę. Viskas kuriasi toj nematomo erdvėj, o materiniam kūne, tiek fiziniam, tiek viskas, kas vyksta žmonijos fone matomam, yra sukurta tos nematomos energijos. Todėl viskas kviečia tobulėti. Manau, akivaizdžiai parodė šį vasarą, būtent kada įsijungia labai aktyviai Avino ženklas, Uranas su Jupiteriu vasarą karaliavo būtent Avino ženkle ir tada buvo visos tie ir karščiai, kur gaisrai, pažiūrėkit, kiek lietuvėliai irgi vyko, tobulėjimo ir kvietimo irgi atrasti mums naujai per vėjo stichijas, per audras ir taip toliau. Todėl ir liga yra vienas iš kelių mūsų pasaulyje, žmonijoje, pa žmonės, kad nukreipti žmogų, susivok. Reikia kažką peržiūrėti. Tai kodėl yra tas sutrikimas? Todėl, kad suvokdamos, kad viskas gyvenime tikrai atitinka tų dabartiniu metu tirpstančių ledkalnių irgi simbolį. Todėl tie ledkalniai tai yra parodymas, kad sustokim, pagalvokim, kažkur yra gelmė. Ar kiek mes galime kapstytis tik tai šitoj viršūnėliai? Čia yra ligos, čia yra onkologija, čia yra visos kitos ligos, čia yra reumatologija, kraujo, taip toliau, čia yra nelaimės, čia yra karai, čia yra viskas. Mūsų esmė priežastis. Va čia yra priežastis. Į čia mes ir nukreipiam žmogų, jeigu norite, mes jums padėsime nerti ten gilin ir paieškoti, kodėl yra tas sutrikimas. Bet čia reiks dirbti su savim. Čia reiks paieškoti. Tai kodėl man skauda skranduką? Tai kodėl man sąnariai stringa? Kodėl kelio sąnariai? Čia yra ožiaragio pozicija. Kodėl man dažnai galva? Čia yra Avino pozicija jau. Avino pozicija mokina ego atrasti savęs, taip toliau. Kelio sąnariai vėl visai kitą savybę kviečia pamatyti ir taip toliau. Viskas turi didžiulės ir čia jau yra mūsų tas darbas, mokėjimas, ta patirtis, profesionalumas, kuriuo mes į žmogų nukreipiam. Pagal jo tą, kaip sakyti, jau simptomą ar sutrikimą. Tai va. Ir ką noriu pasakyti, ir ši medicina, kur yra tokia galinga, mes tikrai turime galimybę pratęsti savo fizinio kūno gyvavimą. Tikrai šiuo metu yra nuostabu. Papildai, esu irgi už juos. Aišku, yra firmų, kurios gamina gal tik dėl pinigų labiau. Kitos firmos gamina tikrai labai išjautai, rūpestingai papildus. Kaip visur vyksta tas ir sąžiningas darbas ir nelabai. Čia yra ištyrimai, čia yra kompiuterinės tomografijos, čia yra galimybė žmogui išlikti žemė ilgiau. Širdies persodinimo operacijos, ar ne? Ten nutraukta kūno dalis prisiuvimas, ar taip toliau, tai rodo, kad mes turim didžiulės galimybės fiziniam kūnui. Bet nukreipti žmogų susivokto, kodėl taip yra. O kodėl širdutė visiškai nebenorėjo jau būti ir netliko darbo. Tai kodėl įvyko ten rankelės, kojos, lūžis ar kiti dalykai. Šito darbo reikia atlikti, kodėl apendiksas, tai kodėl pilvo patologija, tai kodėl būtent tas, ten didžiuliai yra būtent klodai žinių, kad žmogui atrasti savo nesupratimus, savo įstrigimus, savo užtvankas, tuos pakitimus.